Šiandien 7 Kauno dienose. Yra proga apsitverti, va čia mano. Aš irgi apsitvėręs. Aš netikiu, kad Dievas dangui pasimetęs už galvos nežino, ką daryti su pasauliu. Netikiu. Kaip jūs nematot, nesuprantu. Ateikit, kas nors prisijunkit, parodysiu, kaip gerai matosi. Šiandien pakviesime jūs pasivaikščioti po mišką. Gal pavyks, jeigu jūsų kelionės nesutrukdys tvora. Esame vienoje iš didžiausių Kauno rajono Domeikavos seniūnijoje. Kartu su seniūne Lina Mišeikiene bandysime keliauti Smiltynų ir Radikių kaimų miško takais. Šiaip esu gimusi kaime, užaugusi kaime, taip kad kaimo gyvenimas nesvetimas. Kiek save atsimenu vaikystėje, tai mano visi laukai ir pievos išbraidytos ir paupiai ir kas tik tai nori. Mūsų seniūnija, matot, yra priemiestinė, jinai yra specifinė ir tai yra žmonės dažniausiai parvyksta čia, kaip sakau, tas miegamasis rajonas, ar ne, jie dirba mieste didžioji dalis ir parvažiuoja čia tik tai pernakvoti, tai ko jiem reikia? Jiem reikia kelių, jiem reikia kažkur su vaiku išeiti pasivaikščioti, ar ne, vaikų žaidimo aikštelių, tiesiog geros infrastruktūros. Privačiam miške žmonės ten per projektinę veiklą buvo įkūrę takelį sveikatingumo ir į jį buvo galima patekti, sakykime, visi buvo įpratę patekti per Smiltynų kaimą pirmą. Ir tada savininkas tų sklypų užtvėrė kelią, kadangi jisai tam turėjo teisę, po to, kai išsiaiškinom ir su NŽT, tai jisai servitutas buvo tik tai tarnaujantis tiems sklypam, o ne viešpataujantis visiems. Ir šiai dienai tas kelias ir liko užtvertas, tiesiog praėjimas yra pro kitą pusę. Bet Smiltynų kaimo gyventojai prarado tą galimybę patekti. Kol važiuojame link sveikatingumo tako Smiltynuose, stabtelkime gretimame Radikių kaime. Ar daug čia rasime tvorų? Yra proga apsitverti. Aš irgi apsitvėręs. Bet jūs ne miške? Ne miške. Tai sakot, bloga tvarka, ar ne? Kad... Taip, tai skelbimai, mišką ten negalima, pereit galima, negalima šunų vedžioti, negalima ten to daryti. Reikia padaryti valstybinį mišką, kad visi galėtų vaikščioti, kada nori. Vytautas vos keletas kilometrų už Kauno Domeikavos seniūnijoje gyvena 30 metų. Per tą laiką regėjo ir kertamus miškus ir savavališkai miško tankmėje išdygusius namus. Tačiau paskutiniaisiais metais jis pastebi, kad įsirengę namus naujieji miškų savininkai aklinomis tvoromis užtveria ir mišką. Laukiniai gyvūnai užrašyta. Bet įeit pamatyti jų negalima? Ne. Dar ir pikta šuo laksto parašyta. Šiandien Lietuvoje remiantis miškų įstatymu žmonės gali laisvai lankytis miškuose. Ir visiškai nesvarbu, tai privatus ar valstybinis miškas. O mišką tverti tvoromis draudžiama, nebent miško savininkas nusprendė laikyti laukinius gyvūnus. Įdomu, kad kiek ir kokių gyvūnų laikoma, niekas neskaičiuoja. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis iki pernai metų Lietuvoje išduota daugiau nei 1000 leidimų nelaisvėje auginti gyvūnus. Anot miškų inspekcijos specialisto, per metus dėl aptvertų tvoromis miškų ar kitų nelegalių statybų miškuose pradedama apie 14 tyrimų. Man už nugaros tikrai yra miško žemė, kaip matom, tačiau dabar turint miško žemę, ten yra žemės lopinėlis, kur ten yra pastatai, tai aš jau matau iš karto, nes tai yra pastatyti pastatai, kadangi jau pradėję nagrinėjimą šituo atveju mes, tai ten yra dalis ir ne miško žemės. Tai būtent dėl tų statinių, gyvenamųjų statinių mes kol kas tyrimo nepradedam, nes miškų kadastro sąlygos mums nurodo, kad pagrindinė čia yra problema, tai būtent miško žemės tvėrimas. Šiaip statinys miško žemėje atsirasti negali. Tai yra neteisėtas veiksmas būtų. Tai tą ir noriu pakartoti, kad statybos miško žemėje yra negalimos. Visi apsitveria, ten miškas aptvertas, skaito laiko kažkokius gyvūnus. Vienur mačiau. Čia irgi užtvėrė mišką
kelis metus buvo, dabar jau nėra, vis tiek užtvertas. Šiuo metu Lietuvoje beveik pusė visų miškų yra privatus, daugiau nei 900 tūkstančių hektarų. Dar 100 tūkstančių hektarų laukia naujųjų šeimininkų. Iškirtęs mišką privatininkas per 3 metus privalo jį atsodinti. Jeigu vienam ten reikia medienos, jis iškirto tą mišką, atliko savo pareigas, atkūrė, įveisė ir paliko ir pamiršo, kitasgi, kaip sako, nieko nedaro. Tai mes turime vienus miškus, sakykime, netgi kaip parką sutvarko, ar ten netoli jo žemė, netoli ten jo sodyba, jisai ten išpuoselėje ir tvarkosi, ten net geriau negu valstybiniai miškai tvarkosi. Bet yra tokių, kur jisai nuvažiuoja vieną kartą metuose, gal kitas net ir nežino, tai aišku, palikti, kaip sakau, likimo valiai, auga kaip augia, pertankėja, jeigu lygos užpuolė, tai turime ieškoti, indikuoti, pranešti, kad jau jūs tą mišką tvarkykite, nes tas miškas tap židinys, užkrės kitus miškus, nuo tam savininko galimai nelabai ir rūpi. O mes su Domeikavos seniūne keliaujame toliau link Smiltynų kaimo ir Sveikatingumo tako. Tai dabar važiuojam prie to buvusio, sakykime, kur visi buvo įpratę patekti į šitą Sveikatingumo taką. Ir tada galėsim nuvažiuoti per kitą pusę, per kurią dabar galima patekti. Daug painiavos įnešė ta privati nuosavybė. Tiesiai šitų keliuku ir tiesiai būdavo keliukas į mišką. O dabar privažiuojam. Tvora su kamerom. Čia toliau tvora tęsiasi. Surždėta, kad privati valda ir ten neiti negalim. Teisės aktai mus riboja, negalim mesgi padaryti to, ko neleidžia teisės aktai. Jeigu yra numatyti servitutai tik tai ten tiem keliem žmonėm, kurie turi savo sklypus, mes negalim jų, šiaip turi bendruomenė, visuomenė kreiptis į teismą, vėlgi savivaldybė neis, nes tiek tie žmonės savivaldybės yra, tiek viena pusė, tiek kita pusė, ar ne, yra mūsų gyventojai. Jau labiau, kad tas parkelis, tas Sveikatingumo takas įrengtas irgi privačiam sklype, jis finansuotas iš nacionalinės mokėjimo agentūros berods buvo. Ir tam yra ten 5 metai, turi būti užtikrintas tas, sakykime, prieinamumas žmonėm, o toliau nežinau likimo, toliau greičiausiai gali išardyti arba tiesiog leisti sunykimui. Bet čia šiaip šitie visi miškai yra privatus. Čia valstybinio miško nėra. Prieš 4 metus ES lėšomis privataus miško savininkas čia įrengė Smiltynų parką, kuris šiandien sunkiai prieinamas. Esame prie Sveikatingumo tako, kuris buvo ypač populiarus per karantiną. Taip, pažiūrėsim, kada iš čia įrengta, žinokit, yra parašyta. Ne, neparašyta. Bet jau jisai ganėtinai, žinokit, yra pabuvęs. Va, matot, kaip kurios lentos jau išbuvę. Čia visur užtverta. Kau jisai viską apsitvėrė miške. Patekimas tai tik per čia, nuo asfalto pusės nėra. Jei kažkada Domeikavos seniūnijoje esančius gretimus kaimus jungia keliai ir miškai, šiandien juos jungia taip pat ir tvoros.